Pirmojo skyriaus pirmoji tema – muzikos prigimtis ir vaidmuo visuomenėje. Nuo neatmenamų laikų žmonės mokėsi pajusti grožį, stebėdami gamtą ir jos reiškinius, žvėrių ir paukščių gyvenimą jie jautė pasaulio didingumą ir paslaptingumą. Ilgai nesuprato žmogus daugelio gamtos reiškinių ir manė, juos esant stebuklingais ir net pavojingais. Todėl, tarsi norėdamas susitarti su gamta, žmogus prasimanydavo įvairiausių dalykų. Eidamas medžioti, piešė ant uolų gyvūno atvaizdą, mėtė strėles, aplinkui šoko ir šūkavo mėgdžiodama žvėrių balsus. Pasisekus medžiokliai dėkodavo atlikdamas tam tikrus maginius veiksmus. Bėgant laikui, žmogus pradėjo suprasti, kad tai, ką jis daro, yra gražu. Jis pats pradėjo kurti savo aplinką, buitį, papuošalus, drabužius, indus. Iš piešinių ant uolų, ritualinių, maginių veiksmų, gamtos garsų pamėgdžiojimų ir šūkaliojimų atsirado 3 pagrindinės meno rūšys – dailė, šokis ir muzika. Senovėje jos gyvavo neatsiejamai viena nuo kitos, tačiau bėgant amžiams tobulėjo ir palaipsniui atsiskyrė. Kiekviena turi savo raidos, tai yra vystymosi istoriją ir meninę kalbą. Muzika skambėjo visose senovės kultūrose – Mesopotamijoje ir Persijoje, senovės Kinijoje ir Indijoje, senovės Egipte ir Graikijoje. Būtent senovės graikai muziką laikė mūzų menu ir iš čia kilęs daugelio Europos tautų iki šiol vartojamas žodis muzika, graikiškai muzikė. Muzika – tai garsų kalba skambantis menas. Ją suvokiame klausa, tačiau negalime paliesti, negalime matyti. Ji gyva tuo met, kai skamba. Kūrėjo mintys, jausmai ar vaizdiniai joje išreiškiami garsais. Dailėje ar fotografijoje tai galima perteikti vaizdu, poezijoje ar prozoje žodžiu, skulptūroje forma, šokyje judesiu. Muzika veikia klausytojų mintis ir jausmus, verčia mąstyti, grožėtis. Šiuolaikinėme pasaulyje muzikos yra labai daug ir įvairios. Jis skamba įvairiausiose vietose, situacijose, atlieka skirtingas funkcijas. Pamėginkime išskirti svarbiausias. Muzika skamba koncertų salėse ir yra skirta įdėmiai klausytis. Muzika skamba kaip pritarimas, akompanimentas ir yra neatsiejama kito veiksmo dalis. Pavyzdžiui, kine, teatro spektaklyje, per valstybinės religinės šventes. Muzika skamba kaip fonas. Ji nėra labai svarbi ir įdėmiai klausoma. Muzika taikoma kaip gydymo, terapinė priemonė, galinti reguliuoti įvairias emocinės ir psichinės būsenas. Muzikos atsiradimo ir jos vystymosi kelią nagrinėja muzikos istorijos mokslas. Jis apžvelgia muzikos meninės kalbos raidą, jos kūrėjų gyvenimo ir kūrybos kelią, analizuoja muzikos kūrinius, šimtmečiais susiformavusias kūrybos taisyklės.